Sveiki, mėlyjeji. Noriu pakalbėti apie krikštą. Nes tai yra svarbi tema, aktuali tema. Galbūt tai kažkam padės, galbūt tai kažką nuramins, galbūt kažkas galvoja, kad jeigu nepasikrikštis, tai jis bus neišgelbėtas. Tai noriu jūs nuraminti. Aš pats esu nekrikštytas ir man pačiam buvo iškilęs šis klausimas. Bet tai, ką mums piešia visuomenė, yra visai kas kita, ką mums piešia Dievo žodis. Tai visų pirma, kai žmogus išgirsta žodį krikštas, jo pasąmonėje iškart nusipiešia vaizdas, kad tai yra vandens krikštas. Kodėl? Nes tai nuo pat mūsų vaikystės mums buvo įskiepyta visuomenės, kad būtent krikštas tai yra vandens krikštas. Kas yra pats žodis krikštas, ką jisai reiškia? Jisai kilęs yra iš graikų kilmės, tai yra baptizo. Baptizo žodis tai reiškia susilieti, susijungti, susitapatinti. Žodis krikštas nėra vanduo. Pats žodis jisai reiškia susiliejimą, susitapatinimą, susijungimą. Tai kad būtų aiškiau, jūs turite pakeisti tą savo pasąmonėje, galvoje, kad žodis krikštas nėra vandens krikštas, o kad žodis aplamai krikštas yra susiliejimas. tą turėkite galvoje. Biblija mums aprašo apie daugybę skirtingų krikštų. Tai nebuvo vien tik vandens krikštai. Tarkim, Senajame testamente, Mozės įstatyme buvo Dievas nurodęs, kad žydai turi apsivalyti vandeniu, apsivalyti tai buvo ritualas, apsivalyti savo nešvarumus, taip pat ir kunigai turėdavo apsivalyti, tuomet galėdavo daryti tuos apeigas. Ir Jonas Krikštytojas būtent krikštijo žydus šiuo, kai buvo vandens apvalymas, kad žydai galėtų įeiti į tą karalystę, kuri buvo pranašaujama, kad ateis Mesijas, kuris atneš tą karalystę žydų tautai. Ir būtent prieš Jėzui Kristui pasirodant, Jonas Krikštytojas skelbė tą karalystę, kad jį jau čia pat, jau karalystė jau ateina ir visi turite pasikrikštyti, jei norite įeiti į tą karalystę. Tai Jonas Krikštytojas ir krikštijo būtent šito krikšto, tai yra atgailos krikštas. Tai Mato 3 skyriuje yra būtent parašytas apie tas jo krikštas. Tuomet išėjo pas jį Jeruzalę ir visa Judėja ir visas rytis aplink Jordaną ir buvo jo krikštijami Jordane, išpažindami savo nuodėmes. Aš tiesa jūs krikštiju vandeniu, atgailai. Tai buvo atgailos krikštas, tai buvo išpažinimo krikštas, kaip rašo, išpažindami savo nuodėmes. Pripažindavo, tai nebuvo nuodėmių nuplovimas, tai buvo išpažinimas. Tai buvo atgaila, tai buvo ritualas prieš įeinant į tą karalystę, kurią turėjo atnešti Jėzus Kristus. Bet tas, kuris ateina po manęs, tai čia Jonas kalba, kad po jo, nes jisai ir skelbė, kad ateina Mesijas, jisai visiems skelbė. Bet tas, kuris ateina po manęs, tai Jonas kalba, kad tas Mesijas, kuris yra pranašaujamas, tai Jėzus Kristus. Jis krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Tai čia matome jau yra 3 skirtingi krikštai. Tai yra krikštas vandeniu, ką darė Jonas. Toliau ateis Jėzus Kristus, kuris krikštys šventąja dvasia, 2 krikštas. Ir krikštis ugnimi, tai yra 3 krikštas. Tai viename skyriuje mes matome, kaip yra 3 skirtingi krikštai. Ir kiekvienas turi savo paskirtį. Tai vandens krikštas buvo atgailos krikštas prieš įeinant į tą žadėtą dangaus karalystę, kuri turėjo būti žemėje. Toliau, kas yra šventosios dvasios krikštas ir kas yra ugnies krikštas. Ir surinks savo kviečius į svirną, bet jis sudegins pelus neužgesinama ugnimi. Kas tie kviečiai? Kviečiai tai yra jo vaikai, jo žmonės, tai yra mes tikintieji. Šventąja dvasia mes esame visi pakrikštyti, visi tikintys, visi priėmė Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. O kas yra pelai? Tai yra tie bedieviai, kurie atmeta Jėzų Kristų, kurie jo nepripažįsta, kurie jo netiki. Tai jie bus pakrikštijami ugnimi. Tai bus neužgesinama ugnis. Tai yra pragaro bausmė, tai yra krikštas į ugnį. Visi mes būsim savo gyvenime kažkokiu krikštu pakrikštėjami.
Ar tai šventosios dvasios krikštas, ar tai ugnies krikštas. Vienokiu ar kitokiu krikštu kiekvienas iš mūsų būsime pakrikštyti. Tuomet ateina Jėzus iš Galilėjos prie Jordano pas Joną, kad būtų jo krikštytas. Dabar kodėl Jėzus Kristus turėjo būti pakrikštytas Jono vandeniu, jeigu Jėzus Kristus buvo be nuodėmės, jam nereikia tokio krikšto. Todėl, kad Jėzus buvo po Mozės įstatymo. Jisai yra žydas. Luko Evangelijoje 2 skyriuje yra aprašoma, kad Jėzus Kristus buvo apipjaustytas. Kodėl? Nes jisai turi laikytis Mozės įstatymą. Todėl ir čia atėjo Kristus pasikrikštyti vandeniu, būtent tos atgailos krikštu. Jisai turėjo laikytis viso Mozės įstatymą, tam, kad jisai ir išliktų be nuodėmės, kad būtų tobula auka atpirkti mūsų nuodėmės. Ir kai Jėzus buvo pakrikštytas, tuoj išėjo iš vandens ir štai jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasią nusileidžiančią kaip balandį ir nutupinčią ant jo. Tai čia labai gražus momentas, kai viename epizode pasirodo trejybė. Tai yra sūnus Jėzus Kristus, šventoji dvasia nusileido ir štai balsas iš dangaus sakantis, šitas yra mano mylimas sūnus. Tai ir pasirodė Dievas tėvas. Tai yra trejybė. Sūnus, Jėzus, Dievas tėvas ir šventoji dvasia. Toliau Mato 20 skyriuje yra aprašytas dar vienas krikštas. Ar galite gerti iš taurės, iš kurios aš gersiu, ir būti krikštijami krikštu, kuriuo aš esu krikštijamas? Čia kalba Jėzus Kristus. Apie krikštą, apie kokį krikštą kalba. Tai reikia žiūrėti į kontekstą. Štai mes einame aukštyn į Jeruzalę ir žmogaus sūnus, Jėzus Kristus, bus išduotas vyriausiems kunigams bei raštininkams, ir jie pasmerks jį į mirtį ir atiduos jį pagonims, tyčiotis ir nuplakti ir jį nukryžiuoti, ir trečią dieną jis prisikels. Tai yra tas išpranašautas jo krikštas, tai yra kankinio krikštas į nukryžiavimą, į tas kančias. Tai vėlgi yra jau 4 krikštas. Toliau Luko 12 skyriui vėlgi aprašo apie tą patį Jėzaus Kristaus krikštą, tai kankinio krikštas. Bet aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir kaip esu suspaustas, kol tai bus įvykdyta. Jis jau žinojo, kad toj pat bus nukryžiuotas ir būtent kalba apie krikštą, būtent tą kankinio krikštą. Toliau 1 laiške Korintiečiams yra aprašomas dar vienas krikštas, tai jau yra 5 krikštas, kurį jums rodau. Bet to, broliai, nenoriu, kad būtumėte nežinantis, kaip visi mūsų tėvai buvo po debesimi ir visi perėjo per jūrą. Ir visi buvo pakrikštyti Mozei, debesyje ir jūroje. Tai buvo, kada Mozė išvedinėjo žydų tautą iš Egipto, Dievas jiem atvėrė Raudonąją jūrą, kad jie pereitų. Ir čia buvo jie pakrikštyti į Mozę. Kodėl rašo, kad buvo pakrikštyti Mozei, debesyje ir jūroje? Tai kai skaitai, kad jie buvo pakrikštyti jūroje, tai iškart mintise atrodo, kad tai buvo jie visi tam vandenyje pakrikštyti, bet ne, tai nebuvo šlapės krikštas, jie net nesušlapo. Tai buvo krikštas į Mozę. Kodėl rašo jūroje? Nes jie buvo jūroje, bet jie buvo toje vietoje, kur buvo jūra, bet ta jūra buvo atskirta, jie ėjo per sausumą. Ir tai buvo, dėl to parašyta yra, kad tai buvo krikštas jūroje. Ne dėl to, kad jie buvo pačioje jūroje, bet jie buvo toje vietovėje, kur yra jūra. Bet jie, nei vienas iš jų nesušlapo. Ir tai nebuvo šlapis krikštas, tai nebuvo vandens krikštas, tai buvo krikštas būtent į Mozę. Tai buvo dvasinis krikštas. Ir visi valgė tą patį dvasinį maistą ir visi gėrė tą patį dvasinį gėrimą, nes jie gėrė iš tos dvasinės uolos, kuri sekė paskui juos, ir ta uola buvo Kristus. Tai yra ne vandens krikštas, tai yra dvasinis krikštas. Toliau Morkaus 16 skyriuje, 16 eilutė, tai turbūt pati populiariausia eilutė, kurią žmonės ištraukė. Ir sako, žiūrėk, jeigu nepasikrikštysi, tu būsi neišgelbėtas. Jinai aprašo, kad tas, kuris tiki ir yra pakrikštijamas, bus išgelbėtas, bet tas, kuris netiki, bus pasmerktas. Tai visų pirma, senovės, patys seniausi rankraščiai
Morkaus Evangelija baigėsi 16 skyriui su 8 eilute. Nuo 9 iki 20 eilutės patys seniausi rankraščiai šitų eilučių neturi. Ir šios eilutės aplamai neturėtų būti Biblijoje. Jos nebuvo parašytos Morkaus, jos buvo pridėtos vėliau, kažkieno prirašytos. Apie tai galite patys pasidomėti. Pati paskutinė Morkaus Evangelijos dalis buvo prieštaringai vertinama beveik tiek pat laiko, kiek egzistuoja bažnyčia. Kyla klausimas, ar ši Evangelijos dalis konkrečiai turėtų būti įtraukta į Morkaus Evangeliją. Ar Evangelija turėtų baigtis 8 eilute. Daugelis mokslininkų atstovaujančių įvairioms teologinėms pakraipoms mano, kad Morkaus 9-20 eilutės yra netikras Morkaus Evangelijos papildymas. Jei vienintelis veiksnys būtų vėlesnių graikiškų rankraščių, kuriuose yra tos eilutės. Tai senesni rankraščiai neturėjo tų eilučių, o naujesni rankraščiai jau turėjo tas eilutės. Tai kuo mes vadovaujamės? Ar seniausiais rankraščiais, ar naujesniais? Tai žinoma, kad seniausiais, o juose nebuvo tų eilučių. Toliau iš naujo paskaitysiu tą eilutę. Jei vienintelis veiksnys būtų vėlesnių graikiškų rankraščių, kuriuose yra šios eilutės, ištrauka būtų patvirtinta kaip autentiška, tačiau yra kitų veiksnių, negalima ignoruoti vieno iš jų įrodymų iš kitų rankraščių. Dviejose seniausiuose labiausiai gerbiamuose rankraščiuose, Sinajaus kodekse ir Vatikano kodekse, nėra ilgesnės Morkaus Evangelijos pabaigos. Abu šie senovės graikiški rankraščiai baigėsi Morkaus 16 skyrius 8 eilute. Jie laikomi patikimais, nes kuo senesnis rankraštis, tuo jis artimesnis originaliems autografams. Kuo mažiau kopijų kartų, tuo mažiau galimybių nukrypimams, todėl galima manyti, kad senesnis rankraštis yra tikslesnis nei naujesnis. Kadangi seniausiuose rankraščiuose nėra Morkaus 9-20 eilutės, daugelis mokslininkų abejoja, ar šios eilutės buvo originalioje Morkaus Evangelijoje. Be visuotinai priimtos 9-20 eilutės formuluotės tarp senovinių rankraščių yra dar 2 Morkaus knygos pabaigos. Ši išversta kaip pasirenkama pabaiga ir įtraukta į naująją Amerikos standartinę Bibliją. Tai čia prašo, kad yra dar 2 Morkaus knygos pabaigos, bet išsirinko būtent šitas eilutes, kurios yra nuo 9 iki 20. Tai matome, kad seniausiame rankraštyje nebuvo tų eilučių, buvo Morkaus Evangelija pasibaigė 8 eilute, o čia buvo dar 2 pabaigos, galimos pabaigos, bet išsirinko vieną iš tų 3, kuri yra būtent šios eilutės. Net jeigu tai būtų tiesa, tarkim, mano nuomonė yra, kad ne Morkus tai parašė ir tai neturėtų būti aplamai įtraukta į Bibliją, bet jeigu tai būtų tiesa, tai netgi pati eilutė neturi logikos. Tas, kuris tiki ir yra pakrikštijamas, bus išgelbėtas, bet tas, kuris netiki, bus pasmerktas. Tai jeigu žmogus netiki, bus pasmerktas. Tai reiškia, kad jeigu žmogus tiki, bus išgelbėtas. Čia nerašo, kad tas, kuris netiki ir nėra pasikrikštijęs, bus pasmerktas. Čia rašo tik tas, kuris netiki, bus pasmerktas. Tai jeigu krikštas būtų reikalingas išgelbėjimu, tai būtų parašyta, bet tas, kuris netiki ir nepasikrikštija, bus pasmerktas. Bet čia to nerašo, čia rašo tik tas, kuris netiki. Tai reiškia, norint būti išgelbėtų, užtenka tik tikėti. Tai vėlgi eilutė yra nelogiškai parašyta. Ir aplamai skaitant nuo 9 eilutės, kažtos eilutės man nelimpa aplamai. Nes kada tu skaitai visą Dievo žodį, tu jauti, kad negalėjo žmogus parašyti tokių žodžių. Tai nemoku paaiškinti, bet manau suprantat, ką turiu omeny. Ir toliau, kai pradedi skaityti nuo 9 eilutės, atrodo, kad tie žodžiai taip sudėlioti, kad lyg tai galėjau aš pats parašyti tokius žodžius. Visiškai nieko neįkvėptas. Tarkim, rašo, po to jis kitų pavidalų pasirodė 2 iš jų, jiems bevaikštant ir einant į kaimą. Tai čia kalba apie Jėzų, kad jis pasirodė jiems kitų pavidalų. Kokiu dar kitų pavidalų? Po to jis pasirodė 11.
ir 11 mokinių, kai jie sėdėjo prie maisto ir prikaišiojo jiems dėl jų netikėjimų. Vėl tas žodis prikaišiojo. Kodėl Jėzus turėtų prikaišioti kažkam kažką? Jisai to niekada nedarė. Jisai mokinius mokė, jisai jiems pasakojo, bet neprikaišiojo jiems. Jis neatėjo čia tam, kad prikaišiotų, jis atėjo čia, kad mokytų, kad atpirktų mūsų nuodėmes. Tai jeigu domėsitės, tai lietuviškai, manau, nieko nerasite tenais. Aš ką skaičiau, tai čia angliškas puslapis, turite ieškoti angliškai, tiesiog čia naudoju programėlę, kuri išverčia iš karto iš anglų kalbos. Prisiminkite vagį, kuris taip pat buvo nukryžiuotas su Jėzumi Kristumi. Ir Jėzus jį išgelbėjo. Ar jisai buvo pakrikštytas? Ar jisai darė darbus? Ne, jisai tiesiog tikėjo, jisai atvėrė savo širdį, pripažino, kad yra nusidėjėlis ir pasakė: Dieve, Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Ir Jėzus jam tarė: iš tiesų sakau tau, šiandieną būsi su manimi rojuje. Jis nebuvo pakrikštytas, jis nedarė gerų darbų, jisai buvo nusidėjėlis ir ką jis padarė, jisai tik tikėjo. Rojus nėra tobuliems žmonėms, rojus yra atleistiems žmonėms. Dėl to Jėzus Kristus čia ir atėjo. Luko 23 skyriuje. Ir vienas iš pakabintų nusikaltėlių jį keikė, sakydamas: jei esi Kristus, išgelbėk save ir mus. Bet kitas sakydamas, barė jį, sakydamas: ar nebijai Dievo, pats būdamas taip pat pasmerktas? O mes, žinoma, teisingai, nes gauname užsitarnautą savo darbų atlygį. Bet šitas žmogus nieko blogo nepadarė. Ir jis tarė Jėzui: Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Ir Jėzus jam tarė: iš tiesų sakau tau, šiandien būsi su manim rojuje. Vagis pripažino savo kaltumą ir pasakė, kad mes užsitarnavome tai, ką dabar turime, savo kančias. O šis žmogus yra nekaltas, Jėzus Kristus. Jis pripažino ir patikėjo, kad tai yra Dievas, kad tai yra viešpats. Ir tai jam skaitė Dievas kaip teisumu. Ir jis buvo išgelbėtas. Vėliau žmonės mėgsta ištraukinėti tokias įdomias eilutės, kaip Jono 3 skyriuje, ir sako: va žiūrėk, jeigu nepasikrikštysi vandeniu, tu negalėsi įeiti į Dievo karalystę. Bet šiose eilutėse aplamai nekalbama apie krikštą. Apie ką čia kalbama? Jėzus atsakė: iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš vandens ir dvasios, tas negali įeiti į Dievo karalystę. Tai nekalbama apie vandens krikštą. Čia kalbama apie gimimą iš vandens. Tai yra natūralus žmogaus gimimas iš moters įsčių. Mes gimstame per vandenį. Tai yra pirmas gimimas. Antras gimimas yra dvasios gimimas, dvasiškai gimti. Reikia paskaityti kontekstą. Jėzus atsakydamas jam tarė: jei kas negims iš naujo, tas negali regėti Dievo karalystės. Tai pirmas gimimas yra natūralus žmogaus gimimas per moters įsčias. Antras gimimas, gimti iš naujo, tai yra dvasinis gimimas. Tas, kuris gimęs iš kūno, yra kūnas. Tai yra pirmasis gimimas. O tas, kuris gimęs iš dvasios, yra dvasia. Tai yra antras gimimas. Kada mes gimstame antrą kartą, kada mes įtikime į Jėzų Kristų, mes gimstame naujai dvasiškai. Tai šiuose eilutėse niekur nėra kalbama apie reikalavimą būti pakrikštytų vandeniu, kad patektum į Dievo, į dangaus karalystę. Čia Jėzus kalba, kad jeigu žmogus nėra atgimęs dvasiškai, jis negali įeiti į Dievo karalystę. Toliau 1 Petro laiške irgi vėlgi prašoma krikštas, kuris gelbėja. Krikštas mus irgi dabar išgelbėja, bet pabrėžia ne kūno nešvarumo pašalinimas, bet geros sąžinės atsakas Dievui per Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Tai nėra kalbama apie vandens krikštą, netgi pabrėžia ne kūno nešvarumo pašalinimas, tai nėra fizinis vandens apiprausimas. Bet jeigu paskaičius vėlgi kontekstą, kas buvo prašyta, nes ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad nuvestų mus pas Dievą, būdamas numarintas kūnu, bet atgaivintas dvasia, kuria jis taipogi nuėjo ir skelbė kalėjime dvasioms, kurios kadaise buvo neklusnios, kai kartą Dievo ilgas pakantumas laukė Nojaus dienomis, kol buvo ruošiama arka, kurioje keletas, tai yra 8 sielos, buvo išgelbėti per vandenį. Tai jeigu pamenate, Nojus pastatė laivą ir su visa šeima jie buvo išgelbėti.
Tai ar jie buvo išgelbėti vandens pagalba, ar tos arkos pagalba? Kai žmonės paskaito, kad Nojus, tos 8 sielos, jo šeima buvo išgelbėti per vandenį, jie galvoja, kad vanduo jį išgelbėjo. Ne, juos išgelbėjo būtent tą arką. Vanduo visus pražudė, o išgelbėjo pastatytą arką. Ir šiai dienai, kas yra arka? Mūsų arka yra per Jėzaus Kristaus prisikelimą. Mūsų arka yra Jėzus Kristus, jis mus gelbėjo. Ta arka yra Jėzus Kristus. Tai nėra vanduo, vanduo mūsų negelbėjo niekaip. Ir būtent šitą pabrėžia, kad krikštas ne kūno nešvarumo pašalinimas, bet geros sąžinės atsakas Dievui. Tai arka yra Jėzus Kristus ir jisai mus gelbėja, kada mes tikime į tai, ką jis padarė už mus prieš 2000 metų, kad jisai už mus prisiėmė mūsų bausmes, ko mes nusipelnėme savo poelgiais, būtent jisai mums suteikė tą arką. Ir kai mes įtikime į jį, mes įeiname į tą arką. Toliau Apaštalų darbų 19 skyriuje Paulius klausė, ar nuo tada, kai tikėjote, gavote šventąją dvasią? Klausė mokinių, čia sutiko keletą mokinių ir jų klausė, ar kai tikėjote, gavote šventąją dvasią? Ir jie tarė jam, mes net negirdėjome, kad yra kokia tai šventoji dvasia, jie net nežinojo apie tokį dalyką. Ir Paulius atsakė, į ką tuomet esate pakrikštyti? O jie tarė, į Jono krikštą. Tai tada Paulius tarė, Jonas iš tikrųjų krikštijo atgailos krikštu, sakydamas tautai, kad jie tikėtų tą, kuris turi po jo ateiti, tai yra Kristų Jėzų. Tai vėlgi yra patvirtinimas, kad Jono krikštas, kuris krikštijo žydus atgailos krikštu, tai nebuvo tas vandens krikštas, jisai negelbėjo. Vandens krikštas negali išgelbėti. Tai buvo atgailos krikštas žydų tautai, kad jie turi apsivalyti, tai buvo ritualas jų pagal Mozės įstatymą. Prieš įeinant į tą žadėtą karalystę, kurią turėjo atnešti Jėzus Kristus. Bet kaip žinome, kad žydų tauta, kaip tauta atmetė Jėzų Kristų kaip savo mesiją, todėl įvyko Izraelio tautos griūtis ir dėl to Dievas atnešė dabar išgelbėjimą mums, pagonims. Tai apie tai pakalbėsiu gal kitą kartą, dabar nenoriu peršokti į kitą temą, bet čia turėjo būti žydams atnešta, išpranašauta karalystė įvykdyta, bet jie atmetė Jėzų Kristų, atmetė mokymus, atmetė jį kaip savo karalių, dėl to jie taip ir nesulaukė tos karalystės. Dėl to dabar mes per Paulių turime būtent tą Kristaus kūną, palaimą, kadangi žydai atmetė, palaima atėjo mums, pagonims. Ir tai išgirdę jie buvo pakrikštyti viešpaties Jėzaus vardu ir kai Paulius uždėjo ant jų savo rankas, ant jų atėjo šventoji dvasia. Vandens krikštas negelbsti nei vieno, gelbsti tik tais šventoji dvasia. Tai yra tas krikštas, kuriuo esate išgelbėti. Atminkite, šventosios dvasios krikštas gelbėja, ugnies krikštas pasmerkė į amžiną pasmerkimą. Vėlgi, kad geriau suvokti, tai reikia suprasti, kad Dievas turi dvi programas. Tai viena programa yra Izraelio karalystės programa ir antra programa yra Kristaus kūno programa. Tai Izraelio programa prasidėjo su Abraomu, kada Dievas jam davė pažadą, kad per jo sėklą išaugs didi tauta, kuri valdys žemę, kitas tautas, bus amžina karalystė, dangaus karalystė žemėje. Ir nuo to prasidėjo būtent ta Izraelio programa. Ir viskas nuo to laiko sukosi tik apie Izraelio tautą. Ir čia buvo duota jiems įstatymas per Mozę. Tuomet buvo duoti pranašai, kurie pranašavo, jog laukite Mesijo, kuris atneš jums būtent tą žadėtą karalystę žemėje, dangaus karalystę. Ir Jonas krikštijo būtent tuo apiplovimo krikštu, kad žydai apsiplautų ir galėtų įeiti į tą karalystę, nes karalystė buvo jau čia pat. Ir taip pat po Jono krikštytojo atėjo Jėzus Kristus, tas Mesijas, kuris ir turėjo atnešti jiem tą karalystę. Jisai skelbė karalystės evangeliją žydų tautai, bet jie ją atmetė, jie nepriėmė Jėzus Kristus kaip savo Mesijo, kaip savo karaliaus. Todėl čia to pasekoje įvyko Izraelio kaip tautos griūtis
Ir čia buvo sustabdyta ta jų programa visa. Dievas ją sustabdė ir čia įterpė mus pagonis Kristaus kūną, tai yra antrą programą. Ir būtent šiai dienai mes vis dar turime šią programą, jinai dar nėra uždaryta. Jinai bus uždaryta tik tais su paėmimu, kada paims mus Kristaus kūną, paims ant debesies, kaip kalbu jau kitose savo įrašuose. Tuomet, kai paims, vėl pasibaigs mūsų programa Kristaus kūnu. Tuomet vėl Dievas pratęs tą pačią Izraelio tautos programą, kurią buvo sustabdęs, jisai pratęs. Būtent ta rūstybė bus ant Izraelio tautos, tie 7 suspaudimo metai. Įsivaizduokite, kad jeigu mūsų programos nebūtų buvę, jeigu Dievas mūsų nebūtų įterpęs, tai ta programa būtų toliau tęsusi, kada jie atmetė Kristų. Tai būtų iškart jiem buvę ta rūstybė ir būtų teismas buvęs. Bet ką Dievas padarė, jisai sustabdė visą tą Izraelio programą ir atskleidė naują programą, Kristaus kūną, būtent Pauliui. Šita programa, kur Dievas atskleidė būtent jam. Nes aš kalbu jums pagonis, kadangi esu pagonių apaštalas. Jisai sako mums, kad yra pagonių apaštalas. Dievas žinojo, kad įvyks Izraelio genties griūtis ir Dievas visada turėjo plane ir mus pagonis. Jisai buvo jau seniai tai suplanavęs ir tik dabar atskleidė Pauliui būtent tą mums pagonims ateinančią palaimą Kristaus kūną. Dėl to aš, Paulius, Jėzaus Kristaus kalinys, dėl jūsų pagonių, jei girdėjote apie Dievo malonės sukvedybą, kuri duota man dėl jūsų, atkreipkite dėmesį, tai yra malonės sukvedyba. Kas yra malonė? Malonė tai yra dovana. Kaip apreiškimui jis davė man žinoti paslaptį, kaip anksčiau parašiau keletų žodžių, iš kurių, kai skaitote, galite suprasti mano pažinimą tos Kristaus paslapties, kuri kitais amžiais nebuvo duota žinoti žmonių sūnums, kaip jie dabar atskleista jo šventiems, apaštalams ir pranašams per dvasią. Kad pagonys turi būti bendra paveldėtojai ir to paties kūno ir jo pažadų dalininkai Kristuje per Evangeliją, tai šioje vietoje mes esame būtent to pažado, kuris buvo žadėtas tik tais Izraelio tautai, tos dangaus karalystės žemėje. Mes per Kristaus kūną esame bendra paveldėtojai būtent to pačio pažado. Visas tas pažadas bus ir mums, nes mes esame bendra paveldėtojai per Kristų Jėzų, per Kristaus kūną, bet apie tai pakalbėsiu kitą temą. Kurios tarnu tapau pagal Dievo malonės dovaną, man duota veiksmingu jo jėgos veikimu. Man mažesniam už mažiausiai iš visų šventųjų yra duota ši malonė, kad tarp pagonių skelbčiau neištyriamus Kristaus turtus ir padaryčiau, kad visi pamatytų, kokia yra bendrystė šios paslapties, kuri nuo pasaulio pradžios buvo paslėpta Dieve, kuris visą sutvėrė per Jėzų Kristų. Tai būtent atskleista nauja paslaptis Pauliui, kuris skelbė tą žinią mums pagonims ir per Jėzų Kristų esame bendra paveldėtojai būtent to pačio pažado, ką Dievas žadėjo žydų tautai, tai ta dangaus karalystė žemėje, būtent mes kartu valdysime su žydais toje karalystėje. Ir Paulius mums netgi aiškiai pasako, kiek mums krikštų aplamai dabar reikia, kad būtume išgelbėti. Yra vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti vienoje jūsų pašaukimo viltyje, vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Tai vienas kūnas, tai Jėzus Kristus, viena dvasia mes jį esame pakrikštyti šventąja dvasia ir tai yra vienintelis krikštas, kurio mums reikia. Toliau Paulius laiške romiečiams rašo, ar nežinote, kad visi mes, kurie buvome pakrikštyti į Jėzų Kristų, buvome pakrikštyti į jo mirtį. Todėl krikštu esame su juo palaidoti į mirtį, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusiųjų Tėvo šlove, taip ir mes vaikščiotume gyvenimo naujume. Mes esame pakrikštyti į jo mirtį, tai mūsų nuodėmės į jį ant kryžiaus buvo pakrikštytos, kaip pamenate, žodis krikštas yra susilieti, susijungti, tai mūsų nuodėmės susijungė su kryžiumi, jos buvo prikaltos prie kryžiaus ir kada Jėzus prisikėlė, mes kartu prisikėlėm dvasiškai, tai buvo antras gimimas. Kaip yra gimimas kūnu,
per įsčias moters. Pirmas gimimas, antras gimimas yra dvasinis gimimas, kada mes įtikim, kaip ir Kristus atgimė, taip ir mes dvasiškai atgimėme. Antras gimimas. Pauliaus laiškas 1 Korintiečiams. Nes viena dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną. Ar būtume žydai, ar pagonys, ar būtume vergai, ar laisvi, ar visiems buvo duota gerti į vieną dvasią. Visi mes esame pakrikštyti į Kristaus kūną ir mes esame taip pat bendra paveldėtojai. Pauliaus laiškas Efeziečiams ir aprašo, kuriuo ir jūs pasitikėjote, išgirdę tiesos žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją, kuriuo įtikėję buvote ir užantspauduoti ta šventa pažado dvasia, tai yra šventąja dvasia, kuri yra mūsų paveldo užstatas iki nupirktos nuosavybės atpirkimo jo šlovės gyriui. Tai mes esame dabar jo nuosavybė, jisai mus nupirko savo krauju ir mes esame užantspauduoti iki atpirkimo. Ką reiškia? Tai reiškia iki pat tos dienos, kada mes stovėsime prieš Dievo teisme už savo gyvenimą, mes iki to momento esame atpirkti, mes esame jo nuosavybė. Ir kaip ir minėjau, išgelbėjimo negalima prarasti. Kaip mes jo neusitarnavome, taip mes jo ir prarasti negalime. Mes jokiais darbais jo neusitarnavome, tai buvo Dievo dovana, tai Dievo malonė, jisai mus, kada mes įtikim, užantspauduoja iki pat atpirkimo dienos. Paulius rašo, nes Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet skelbti Evangeliją. Nes Paulius skelbė Evangeliją, o mus krikštė šventoji dvasia. Antras laiškas Korintiečiams, todėl, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas sutvėrimas. Kas sena yra praėję, štai visa tapo nauja. Mes atgimstame dvasiškai, antras gimimas. Ir kada žmogus įtikė, kaip minėjau, jisai naujas sutvėrimas ir ta šventoji dvasia pradeda mus keisti, kažkas pasikeičia mumise. Pradedame, kaip sakiau, vidinę kovą, kurioje mes pradedame pagauti save, pradedam suprasti tas nuodėmes, kurias darom ir pradedam savo prieštarauti, kad to nebedarytumėm, pradedam kovoti, bet tai nereiškia, kad kad iškart mes patapsim šventaisiais ir daugiau nenusidėsim, tai neįmanoma. Tai yra tiesiog tas sunkus etapas, kur prasideda ta vidinė kova ir tiesiog kovoji su savimi ir noriu visus nuraminti, kad jeigu jūs tai patirėte, kad save smerkite pastovi, kad kažką netai padarėte, tai supraskite, kad tai yra ta vidinė kova, kur tas dvasinis jūs, kur naujai atgimėt, kovoja su tuo pirmu gimimu, kur buvo iš kūno. Tas kūnas yra nuodėmingas ir jūs pastovi esat konflikte ir jūs kovojate ir supraskite, kad viskas taip ir turi būti. Jūs kovojate, nes jūs naujai atgimėte, jūs bandote atsiplėšti nuo to nuodėmingo kūno, jūs toliau naujas kūrinys, jūs einate link dieviškumo. Ir nesmerkite savęs ir negalvokite, kad jūs esate kažkokie perprasti Dievui. Ne, kaip tik jūs tik pradeda dabar tą kelionę plamai dieviškumo link ir tai viskas tvarkoj. Jūs ir toliau padarysit tų nuodėmių, tai nereiškia, kad jūs prarandate dabar išgelbėjimą. Tai nėra, taip nebus ir tai tvirtina Dievo žodis. Pirmam laiške Korintiečiams Paulius sako, nes esate nupirkti už kainą, todėl šlovinkite Dievą savo kūne ir savo dvasioje, kurie yra Dievo. Kaip minėjau, esame nupirkti už kainą. Kristus sumokėjo už mūsų nuodėmes ant kryžiaus, mes esame jo nuosavybė ir pakrikštyti jį esame ir tai vienintelis krikštas, kuris yra svarbus, kuris gelbėja. Vandens krikštą galite daryti ne kaip sąlyga su išgelbėjimu, o kaip tiesiog gražų aktą. Aš neturiu nieko prieš vandens krikštą. Vandens krikštas yra tai tiesiog kaip viešas aktas parodyti kitiems žmonėms, kad jūs pripažįstate Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Bet savo pasąmonėje niekada nelaikykite šito vandens krikšto kaip viena iš sąlygų, kad būtumėte išgelbėti. Nes jeigu jūs savo pasąmonėje galvojate, kad tai yra viena iš sąlygų, kad būtumėte išgelbėti, reiškia, jūs pilnai nepasitikite Jėzaus Kristaus auka. O jeigu jūs pilnai nepasitikite Jėzaus Kristaus auka, jūs ją atmetat ir jūs tuomet nesate išgelbėti. Tai yra labai svarbu paminėti, kad visus dalykus, visus darbus, visus vandens krikštus,
visus aukojimus, pinigų, viską, ką darote, darykite, bet tik ne su ta mintimi, kad tai padės jums su jūsų nuodėmių atleidimu, su jūsų išgelbėjimu. Nei vienas iš tų dalykų nepadės ir prašau jūsų savo pasąmonėje atmeskite šitą mąstyseną. Vienintelis, kas mus gelbsti, tai yra Jėzaus Kristaus auka. Ir savo pasąmonėje būtent turėkite tą vienintelę auką, kad tik tai jis atpirko mūsų nuodėmes. O visą, ką darome, tai yra tiesiog iš padėkos, iš dėkingumo ir aplamai tarnavimas jam mums dar žada apdovanojimus, kuriuos minėjau jau kitose savo vaizdo įrašuose. Tai labai svarbu, nes Paulius rašo, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana, ne dėl darbų, idant kuris nesigirtų. Tai yra Dievo malonė, tai yra per tikėjimą, tik tais per tikėjimą esame išgelbėti. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. O kas yra dovana? Dovana yra nemokama. Mes, kada gauname dovaną, mes už ją papildomai nedirbame. Todėl prašau dar kartelį savo pasąmonėje visus darbus, ką darote, ką esate padarę, ką dar darysite, vandens krikštą ir kitus dalykus. Prašau jūsų savo pasąmonėje, negalvokite, kad tai yra tos sąlygos dar papildomos prie Jėzaus Kristaus, kad reikia dar šitų darbų atlikti, kad būtumėte išgelbėti. Nedarykite to, nes jeigu taip galvosite, jūs atmetat Jėzaus Kristaus auką, jūs pareiškite, kad Jėzaus Kristaus aukos neužteko ir kad jūs turite dar pas kažką padaryti. Šitam scenarijuje jūs atmetat Jėzų Kristų ir to pasekoje jūs nesate išgelbėti, nes jūs neturite to pilno tikėjimo. Ir tokie žmonės netgi neturi šventosios dvasios. Nes šventąją dvasią žmogus gauna tik tuo met, kada jis pilnai pasikliauja, jog Kristaus aukos pakako, jisai viską atliko, aš tiesiog tikiu į tai, ką jis padarė, tuomet tas tikėjimas yra tikras tikėjimas, tik tuomet yra žmogus išgelbėjimas. Ir ką Paulius aprašo laiške Galatams, aš neverčiu niekais Dievo malonės, nes jei teisumas ateina per įstatymą, tuomet Kristus yra miręs veltui. Tai yra, kada žmonės vadovaujasi tais įstatymais, vadovaujasi tais visais darbais savo, krikštais vandens, tai tuomet Kristus yra jums miręs veltui, jisai net neš jokios naudos. Tam pačiam laiške Galatams 5 skyriuje. Todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kuria Kristus mus išlaisvino, ir neįsipainiokite vėl į vergystės jungą. Ką ir minėjau, kad kada tikite tik tais į Jėzaus auką, nepereikite vėl į, kad man reikia dar kažką papildomai padaryti. Jūs tada įsivelėt vėl į tą vergystės jungą. Štai aš Paulius sakau jums, kad jei apsipjaustysite, Kristus jums nebus nieko naudingas, kas yra apsipjaustimas, tai yra žydų įsakymas. Nes vėl liudiju kiekvienam, kuris apipjaustomas, jog jis yra skolininkas, kad vykdytų visą įstatymą. Kristus tapo neveiksmingu jums, kurie iš jūsų teisinatės įstatymu, jūs atkritote nuo malonės. O jei malonė, tuomet nebe dėl darbų, kitaip malonė nebėra malonė. Tai yra labai pavojinga, kada žmogus visiškai pilnai nepasikliauja Kristaus auka, jisai pasikliauja Kristumi, bet tuo pačiu metu dar pasikliauja kažkuo kitu, pasikliauja, kad turi laikytis įstatymo, kad turi daryti ten vieną ar kitą dalyką. Tai šitas tikėjimas nėra tikras tikėjimas. Tik pasikliaujus pilnai Kristaus auka, mes esame išgelbėti, tai yra Dievo malonė, tai yra dovana ir mes savo darbais niekaip negalim užtarnauti, jokiais savo veiksmais. Dauguma žmonių nesupranta šios evangelijos. Jie kaip ir moko jos bažnyčios, ten katalikų bažnyčios, kad jie turi pasikrikštyti būtinai vandens krikštu, kitai bus neišgelbėti, turi laikytis Dievo įsakymų, kitai bus neišgelbėti. Turi eiti išpažintis kunigui, kitai bus neatleista. Visi šie dalykai yra antibibliški ir yra neteisingi. Ir žmonės nesupranta aplamai nei pačio Kristaus, nei ką jis padarė, nei tos tikrosios evangelijos. Ir tie žmonės yra neišgelbėti. Deja, bet jie yra neišgelbėti. Didžioji dalis krikščionių yra neišgelbėti. Nes mes negalime pasitikėti dviejais dalykais. Netgi jeigu žmogus pasitikė 99% Kristumi, Kristaus auka, ir 1% pasitikė, kad jis dar, tarkim, turi pasikrikštyti vandens krikštu. Kitaip bus neišgelbėtas. Tai jeigu tu nepasitikė visų 100%,
tu atmeti Kristų. Nesvarbu, kad tu pasitikėjai 99% juo. Tu atmeti jį. Ir jūs atkritote nuo malonės. Tai yra atmetimas Jėzaus Kristaus aukos. Ir tai yra labai pavojinga. Bet kada žmogus supranta visą tai, jisai priima visų 100%. Nebegalima grįžti atgal ir atkristi nuo tos malonės. Neįmanoma, nes jau tada pats Kristus laiko mus. Yra aprašyta, kad iš jo rankos niekas nebeišplėš mūsų. Kada žmogus supranta tą tikrą Evangeliją, kad tik tai Jėzus gelbėja, tik tikėjimas į jį, tuomet tas žmogus nebegali grįžti atgal ir galvoti, kad dar jam kažką reikia padaryti. Taip nebebūna, nes dėl to tas išgelbėjimas ir nebeprarandamas, neįmanoma prarasti. Nes kada tu supratai tą Evangeliją, nebeįmanoma pereiti vėl atgal, tu niekaip to nepadarysi, net norėdamas. Tu gali pabandyti tikėti, kad ne, aš turiu vis dėlto kažką padaryti, nebeišeis, nes Jėzus Kristus jau viskas tave paėmė į savo ranką, jis laiko tave, viskas, tu esi jau pripildytas šventąja dvasia. Tu niekaip negali iš to ištrūkti, tu viskas esi išgelbėtas. Ir tai yra gera žinia, tai yra geros žinios. Tai ši Pauliaus Evangelija, ši programa, Kristaus kūnas, yra gera žinia mums. Ir tikiuosi supratote tą skirtumą tarp pasitikėjimo tik Kristumi ir toliau darimas visų darbų tiesiog kaip padėka, kaip už tai, kad būsime dar apdovanoti už tos darbus. Ir atskirtume tą, kada žmogus tiki Kristumi ir dar galvoja, kad turi kažką atlikti, kad būtų išgelbėtas. Tai yra du skirtingi dalykai. Tai atskirkite tą, paaiškinkite tą savo draugams, savo šeimos nariams. Ir kaip galima sužinoti, ar jie suprato tą Evangeliją, tai paklauskite jų, ką atsakytumėt, jeigu Dievas paklaustų jūs, kodėl turėčiau leisti jūs į savo karalystę. Jeigu jie atsakys kažką, bet ką, kad būti gerų žmogum, daryti ten kažką ir tikėti Kristumi, tai jie nesuprato tos Evangelijos. Vienintelis teisingas atsakymas, kada žmogus supranta, jisai atsako tik tai dėl to, kad Jėzus Kristus mirė už mano nuodėmes. Tai yra vienintelis teisingas atsakymas. Ir taip pat dar galite paklausti, kiek nuo 0 iki 100, kiek balų sistemoje, kiek tu esi užtikrintas, kad tu esi išgelbėtas. Jeigu jie nepasakys 100, tai vėlgi jie nesuprato Evangelijos, nes visi, kurie įtikėjo, visi yra išgelbėti tą pačią akimirką. Kodėl taip drąsiai teigiu, kad mes turime 100% išgelbėjimą, nes Dievas tą žada. O kas Dievu netiki, tas vadina jį melagiu. 1 Jono laiške 5 skyrius, tai parašiau jums, kurie tikite į Dievo Sūnaus vardą, kad žinotumėte, jog turite amžinąjį gyvenimą. Kas tiki į Dievo Sūnų, tas turi liudijimą savyje. Kas netiki Dievu, tas padarė jį melagiu, kadangi netiki liudijimu. Tai mes žinome, kada tikime Jėzų Kristų, tai ką jis padarė už mus prieš 2000 metų, kad jis prisėmė mūsų nuodėmes. Mes tikime, kad jis buvo prikeltas Dievo 3 dieną. Ir tai Dievas užskaito mums kaip nuodėmių nuplovimą. Ir kada mes tikime į tai, mes galime žinoti, kad mes jau turime tą pačią akimirką amžiną gyvenimą. O tas, kuris netiki, tas padarė Dievą melagiu, jisai netiki Dievu. Jisai sako, kad Dievas melagis. Todėl būkite ramus, būkite užtikrinti ir patys būkite užtikrinti visų 100%, kad jūs jau esate išgelbėti. Viskas su jumis gerai. Nereikia jokių vandens krikštų. Vandens krikštas negelbėja, jisai buvo atgailos krikštas, skirtas žydų tautai, kad jie įeitų į tą dangaus karalystę. Mes esame krikštijami į vieną kūną per šventąją dvasią, į Kristaus kūną. Ir mes galime žinoti ir mes galime ilsėtis Kristuje, mes esame išgelbėti ir liksime iki pat atpirkimo dienos išgelbėti. Bet dėja dauguma žmonių, dauguma krikščionių tų pačių, taip vadinamų, jie negali ilsėtis, jie negali žinoti, jie yra neramus, jie vis dar bando savo darbais susitarnauti ir nei vienas iš jų nežino, kiek tų darbų turi padaryti, kad Dievas įskaitytų jiem kaip nuodėmių nuplovimą, o to niekada nebus, nes Dievas mūsų darbų nepriima, jisai priima tik tobulą auką, tobula auka buvo Jėzus Kristus, o mūsų darbai nėra tobuli, mes esame nuodėmingi, mes negalime apvalyti savo praeities nuodėmių, mes negalime grįžti į ateitį ir aplamai mūsų darbai yra nieko verti prieš Dievą, jie nieko neatperka ir to niekada nebus. Todėl ilsėkitės Kristuje ir pabandykite tai paaiškinti ir kitiems, kad mes esame ramus, mes esame išgelbėti. Visa, ką darome paskui, kai jau esame išgelbėti, visa tai yra tiesiog padėka Dievui
ir tarnystė jam. Ir į tai dar mes gausime kažkokį tai atlygį, kada bus mūsų teismo diena. Tai tas teismas bus ne tam, kad mus bausti už nuodėmes, tas teismas bus tam, kad mus apdovanoti. Kaip ir kalbėjau apie tai vaizdo įraše, apie vestuves. Tai kad yra 2 skirtingi teismai. Vienas yra tas, kuris bus pakrikštyti, bus ugnimi į pasmerkimą, o mūsų yra kitas teismas, kuriuo mes būsime apdovanoti. Žiūrės mūsų tiesiog darbus. Aš pats esu nekrikštytas vandeniu ir aš pats nebūčiau ramus, jeigu nebūčiau visų 100% tuo įsitikinęs. Tai viskas gerai. Mes esame pakrikštyti tik šventąja dvasia ir to pakanka. Hebrews 10:14 says, once perfected, always perfected. People that believe you can lose your salvation don't believe God made you perfect in Christ when He saved you. If I trusted Christ as my Savior 50 years ago, what did He give me? He that believeth on me hath everlasting life. How long would that last? Forever. If He gives me everlasting life, evidently that's how long I'll be saved for. Forever. Why would He give me everlasting life if it doesn't last forever? He should just give me temporary life, guaranteed for maybe 24 hours or maybe a week. He that believeth on me hath life for a month. But if He'd have just said what it was, then I know how long I'd be saved for. Don't you think that would have been fair for God to do for us? But He didn't even say a year. He just put that word in there, forever. He that believeth on me is saved forever, hath everlasting life. I'm saved forever. Forever. You say, you don't deserve to be saved. I don't deserve to be saved for a minute. I didn't deserve to be saved for a day. I didn't deserve to be saved for a month. I don't deserve to be saved for a year, let alone forever. But what if God really meant what He said? What if He really meant that? It means that every preacher who teaches the other is wrong. Do I have to go to church to go to heaven? No. Do I have to give money to go to heaven? No. Do I have to be water baptized to go to heaven? No. Do I have to keep the 10 Commandments to go to heaven? No. Well, then how do I get there? Christ died for me. Christ died for me. He paid my way. And all I had to do was believe He did it for me. It is so simple that people can't believe it. And yet that's all they have to do. It says, these things have I written unto you that what? Believe. Believe on the name of the Son of God, that you, who? Those that believe, you may know that you have eternal life. Not everybody. Those that believe can know this. Know what? Know that you have what kind of life? Eternal life. So I can know I have eternal life. Now look what He says in verse 10. Verse 10 He says, he that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar. Not to believe what God says is to call God a liar. He said that if I trusted Him, He would save me. For how long? He's going to give me everlasting life. Must be forever. And if it's forever, not to believe that is to call God a liar. You say, but you can't tell. Maybe I can't. Can God? Would a person listen to what God says? He said, if you don't believe what I'm telling you, you're calling me a liar. But look what else He says here. In verse 11, this is the record that God hath given, past tense, not going to, hath given to us, those that believe, eternal life. And this life is where? In the Son. It's not in the church. It's not in the 10 Commandments. It's in Christ. He that hath the Son hath life. He that hath not the Son of God hath not life. So who has eternal life? Those who have the Son. Not who that has good works. I got my baptism I'm trusting in. I got my church membership I'm trusting in. Well, that can't save you. You can't tell me that all you can do is trust Christ as Savior and you'll go to heaven when you die. Why can't I tell you that if God said that? If God said that, is that good enough? In other words, it boils down to, is it
You can't believe God. If you don't trust Christ as your only hope of going to heaven, you don't go to heaven. You have a choice of being an obedient child or disobedient child, but you're still His child. When you trusted Christ as Savior, you can be an obedient or disobedient. And if you're an obedient child, God said He'll bless you here, reward you when you get to heaven. If you're disobedient, He says, I'm going to have to chasten you, discipline you, maybe take you home before you die. But I want people to serve the Lord. I don't want them to be chastened. I want people to do right because I want God's blessings upon you. When you get to heaven, I want God to be able to reward you. But you don't do those things to get there. See, going to heaven is free. What you have when you get there depends upon what you do for Him. So I try to challenge and motivate people. Yes, I want you to love the Lord. I want you to serve Him with all your heart. But not to get to heaven. Because that's impossible. And if we just keep those things strong. But once you're His child, you are His child forever.